Kūdikių maitinimas naktimis. Tai nesibaigianti tema įvairiuose forumuose ir pokalbių kambariuose. Mamoms nuolat kyla klausimas, ar naktį valgomas mamos pienas nekenkia besiformuojantiems ar jau uždygusiems vaiko dantims. O gal nutraukus maitinimą vaikas miegos visą naktį? Atsakymo į šios klausimus ieškojame ir mes. Tik iš šono žiūrint į mamas su vaikais, jų kasdienybė atrodo žavi ir romantiška. Kaip gražu, koks dailus mažylis ir taip toliau ir panašiai. Tačiau kasdien vaikus auginanti mama susiduria su aibe niuansų. Kyla klausimų, į kuriuos rasti atsakymus, ne visada padeda ir visagalis internetas. Į kai kuriuos mamų klausimus stengiasi atsakyti ir mūsų laida, ar bent jau nurodyti šaltinius, kurie gali padėti išspręsti kasdieninės problemas. Neseniai viena laidos žiūrovė pasiteiravo, ar galima maitinti krūtimi vaiką naktimis, jei jam jau uždygo pirmieji dantukai. Ieškodami atsakymo kreipėmės į pelno nesiekiančią organizaciją Pradžių pradžia, kuri savo veikla palaiko žindančias mamas ir šeimas. Tad ar gali žindymas pakenkti vaiko dantų vystymuisi? Žindymas ir dantų ėduonis, jie yra nesusiję. Ta prasme, kad su dantų ėduonimi yra susiję kiti faktoriai, kurie yra daug svarbesni šiuo atveju. Tai pirmiausiai yra valgymas daug įvairių produktų, kuriuose gausu cukraus. Netgi tie produktai, kurie manoma, jog yra kaip ir sveiki, tai pavyzdžiui, įvairios sultys, javainiai, netgi tie patys vaistai, tarkim, sirupai, saldžios tabletės, juose yra gausu tų pačių įvairių saldiklių, cukraus, dažniausiai cukraus. Žindymas ne tik, kad nekenksmingas, bet jis yra naudingas, dėl to, kad jame yra tam tikrų antibakterinių faktorių, tokių kaip imunoglobulinai, tai yra tiesioginiai antikūnai prieš tam tikrus mikroorganizmus. Tai jų gausiausia motinos piene yra imunoglobulinų A ir G, taip pat yra laktoferino. Laktoferinas yra tokia medžiaga, kuri suriša geležį, jos piene labai daug, o geležis yra reikalinga bakterijoms daugintis, tai kai ji yra surišta, jos burnoje nėra daug ir bakterijoms tai taip pat nepalanku. Žįsdamas vaikas pačią krūtį laiko labai giliai burnoje. Spenelis būna kietojo gomurio gale, tad pienas teka tiesiai į ryklę. Priešinga situacija yra, kai kūdikis geria iš buteliuko mišinius. Tuomet skystis pro žinduką patenka į burną. Kitas mitas apie dantis ir pieną tas, jog dantis gali pažeisti laktozė – pieno cukrus, kurio motinos piene yra labai daug. Tačiau laktozės burnoje neskaldo, nėra fermentų paprasčiausiai. Laktozė yra skaldoma tik tai ten toli giliai žarnyne. Tenai yra tie fermentai skaldantis laktozę. Burnoje reiškia tas kilimas į gliukozę, tą jau įprastą mūsų cukrų ir galaktozę nevyksta. Tad žindančios mamos gali būti ramios. Jų pienelis nei dieną, nei naktį nepakenks kūdikio dantims. Kaip tik jei norite savo mažylį maitinti kuo ilgiau, naktinis maitinimas dar labiau paskatins pieno gamybą krūtyse. Be to, naktį išsiskiriantis pienas yra kur kas riebesnis. Organizacija Pradžių pradžia siūlo savo pagalbą visoms žindančioms mamoms. Telefonu, asmeninę konsultaciją, o dabar dar gali pasiūlyti ir literatūros. Šiuo metu Pradžių pradžia yra išvertusi ir išleidusi naują knygą apie žindymą. Tai yra 2 vokiečių autorių knyga, kuri šios autorės yra iš tikrųjų žinomos pasaulyje mokslininkės susijusios su žindymu. Jos yra tarptautinės žindymo konsultantės ir daugiau nei 10 metų dirbančios su mamom, su žindančiom mamom. Mama atvertusi šią knygą ras labai daug vertingos informacijos. Kaip taisyklingai pridėti vaiką prie krūties, kaip išmokti taisyklingai maitinti, ką daryti, kai pažeidžiami speneliai, kai susidaro pieno sąstovis. Šita knyga, nors yra parašyta labai paprasta kalba, suprantama kiekvienai mamai, iš tikrųjų ji po kiekvienu savo sakiniu turi moksliškai pagrįstą informaciją. Taigi tai yra tikrai profesionali knyga. Kur šią knygą įsigyti, galima sužinoti apsilankius organizacijos Pradžių pradžia interneto svetainėje. Dar viena graži organizacijos Pradžių pradžia iniciatyva – Draugiški žindymui, kurios tikslas padėti mamoms jaustis saugiai, jei tektų žindyti ne namuose. Sukūrėm šitą iniciatyvą skirtą lipduką. Tai yra specialus lipdukas, kurią bet kokia įmonė arba įstaiga, kur lankosi mamos,
su vaikais ir kūdikiais gali užsiklijuoti tą lipduką ir tai parodyti, kad yra draugiškas žindymui, kad mamos neišvarys į gatvę, į tualetą ar kažkur tai ten kampelį, nes jai reikia žindyti savo vaiką. Nes žindymas tai yra natūrali vaiko teisė, gauti maistą bet kada jam to norisi. Čia kaip suaugusiam suvalgyti karbonadą, tai vaikelį gauti savo pienuką. Kavinė knygynas Mint Vinetu, kurioje ir sutikome organizacijos pradžia savanores, viena pirmųjų prisijungė prie iniciatyvos Draugiški žindymui. Čia mamos su vaikais laukiamos bet kada. Iš tikrųjų, tai nemažai mamų naudojasi tiesiog dėl to, kad neturi kito pasirinkimo, nes, o kam reikdyti dabar mažą vaikelį, jeigu jis yra alkanas ir tenka sėsti, tenka išsitraukti krūtį ir žindyti. Niekur. Bet yra mamų, kurios drovisi, kurioms tai yra be galo didelis stresas, jos bijo išeiti iš namų dėl šito dalyko. Ir paskui atsiranda mitas, kad žindanti mama yra surišta su namais, nes neva žindyti viešumoje. Nelabai gražu liktai, nelabai etiška ir tai uždaro moterį namuose. Tad mamos, pamačiusios ant durų lipduką žindymui draugiška aplinka, gali drąsiai su savo vaiku užsukti į tokią įstaigą ir nebijoti neigiamos aplinkinių reakcijos, nes žindyti vaiką yra natūralu.